Pradžią. Vėliavas iškelt. Kai draikosi voratinkliai, kai žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai į pietus išsineša vasaros vėjas. Ne viena mūsų širdis nusmelkia nerimas, sumišę su džiaugsmu rugsėjais. Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje rugsėjis. Žemė kantriai laukia žiemkenčių rugsėjis. Virpulys vis dažniau pereina medžių viršūnėmis rugsėjis, o mes vis išleidžiame, palydime arba patys išeiname į mokyklą. Žodis suteikiamas mokyklos direktoriai Irenai Daškevičienei. Sveikinu susirinkusius visus šiandien prie mūsų mokyklos į didelę šventę. Renkamės čia 20-ąjį kartą. Šis rugsėjis yra jubiliejinis 20-asis. Rugsėjo 1 šventė tai yra šeimos šventė. Vieni išeinantieji į mokyklą, kiti išlydintieji. Mokykloje mokomės rašyti, skaityti, skaičiuoti, bendrauti, bendradarbiauti ir kurti ateitį. Linkiu visiems susikalbėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kad mūsų vaikams būtų gera visą gyvenimą. O pradinė mokykla tai yra namo pamatas. Kuo stipresnį jį dabar sutversime, tuo namas stovės ilgiau. Sėkmės visiems naujuose mokslo metuose. Šiandien turime svečią Varėnos rajono administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją inspektorę Reginą Tamulevičienę. Mėly mokiniai, gerbiami mokytojai, tėveliai. Kiekvienais metais baigdami vasarą, laukdami rugsėjo. Prieš mus stovi patys mažiausieji, pirmą kartą perženg mokyklos slenkstį. Sveikiname juos ir jų tėvelius, senelius ir visus šeimos narius su šia gražia švente. Ir paprašysiu inspektorę įteikti jiems Lietuvos Respublikos pirmoko pasą. Ir mylim darbuotojus, kurie šiandien pakviesti į mūsų šventę. Ir džiaugiamės, kad jie rado laiko atvykti pas mus. Ir norime jiems už ilgametį darbą padėkoti. Gerbiame, pradėsim nuo jūsų. Petrauskienė.
nesuspėjau net ir pastebėti. Į mokyklą žengt atėjo laikas, vėl knygas skaityti. O pramintas takas į mokyklą, pribarstytų lapų geltonų, pakely man rodo šypsos gėlės, dar neliestos rudenio šalnų. Bet suspėjo mus visus pakeisti, geltonkastį, vasara trumpa, dar nesinorėtų jos paleisti, bet visus jau šaukia pamoka. Aš esu Pelida, plast paplast, mokslo išminties kūrėja. Atskridau į 20-ąją rugsėjo pirmosios šventę. Noriu pasveikinti visus su šia gražia švente ir kreipiuosi į pačius mažiausius, kurie šiandien pirmą kartą peržengė šios mokyklos slenkstį, pirmokėlius. Tai šiomis dienomis rugsėjo spindi mėlynas dangus. Pirmą kartą mokyklon ėjot, kelias mielas ir smagus. Pirmą kartą užsidėjot knygų krepšį ant pečių, pirmą kartą nuskambėjot dainos vieškeliu plačiu. Jums švelnus vėjelis pučia, į mokyklą gerai, jūs šiandieną dar mažučiai. Jūs greit. Ves mane į savo šalį, savo gamtą, kur žaidais žemės minka, kur žaidais Noriu pirmokėliams įteikti dovanėles ir primenu, ką gali atlikti tuoj, niekad nesakyk rytoj. Nuo šiandien jūs esate tikri mūsų mokyklos mokiniai. Kalbės pirmokų mokytoja Neringa Sardienė. Rytas visiems. Vos neišmokau, žinai. Nežinau, kaip jūs, bet mums rugsėjo pirmoji kaip nauji metai. Ir ypatingai diena. Daug kas juokiasi, kad mokytojai skaičiuoja savo metus nuo rugsėjo pirmoji. Juk iš tikrųjų. Mūsų mokyklėlė vardu šaltinėlį, šaltinėlį neskubės, tu sustoki patokie, mes maži geri vaikučiai šaltinėlio pabiručiai, mes maži geri vaikučiai šaltinėlio pabiručiai. Mokomės rašyti, knygeles skaityti, mokomės skaičiuoti ir klaidas taisyti, mokomės skaičiuoti ir klaidas taisyti. Šaltinėlį neskubėk, tu sustoki palūkėk, mes maži geri vaikučiai šaltinėlio pabiručiai, mes maži geri vaikučiai šaltinėlio pabiručiai. Čia smagu pašokti daineles, su 20-uoju mokyklos gimtadieniu. Wow.
Dabar mokytojai kviečia vaikus į klases.